Ar jūs irgi sakote take it, kai kažką paduodate kitam žmogui? Jeigu jūs būtumėt anglai, toks sakinys pasirodytų jums šiek tiek per grubus, nes take it yra visgi labiau nurodymas, negu prašymas arba siūlymas kažką daryti. Take it. Norėdami būti mandagus, geriau vartokite išsireiškimą here you are, kuris reiškia štai prašom. Šią frazę galima vartoti parduotuvėse, restoranuose ir kitose formaliuose situacijose. Pavyzdžiui, padavėjas, paduodantis jums sąskaitą, sakys here you are, your receipt, štai prašom, jūsų sąskaita. Here you are. Jeigu jūs esate neformalioje aplinkoje, galite vartoti šnekamą išreiškimo variantą here you go, kas irgi reiškia štai prašau, imk. Pavyzdžiui, kažkas prašo paduoti vandens. Can I have some water, please? Ir jūs paduodate. Here you go. Here you go. Here you go. Jeigu šiame kontekste sakysite take it, skambėsite kažkaip per griežtai, tarsi kažko reikalaujate. Be polite and share this with your friends.